Labas, aš Arnas ir čia mano projektas Labas internete. Šiandien atvykau į Kauną, prie kalėdinės eglutės, aišku, kur susitiksiu su Edviu. O jis yra, mano nuomonė, vienas produktyviausių gamerių Lietuvoje, nes savo YouTube kanale jisai turi daugiau nei 1500 video. Tai pažiūrim. Jo, aš matau Edvi, keliaujam, pasišnekučiuosim. Na, sveikas, Edvi. Labas, Arnai. Kaip laikais? Puikiai, kaip tu? Aš neblogai, po biškį, truputėlį ausišalą. Man irgi. Klausyk, aš tradicinį klausimą tau užduosiu. Taip. Kur naujus? O, žinok, per naujus aš dirbsiu, greičiausiai. Dirbsi? Per šventes? Kiekvienais metais dirbu praktiškai kiekvieną dieną. Kartais ne, galbūt ne, bet greičiausiai dirbsiu. Ok, supratau, gerai, gerų darbų, tada tau per šventes palinkėčiau. O šiandien aš noriu su tavim pakalbėti ne tik apie šventes, bet ir apie tavo kuriamą turinį. Nuo senų laikų, nuo tada, kai tu pirmą kartą pasakei labas internetui, iki pat šių dienų. Tai ar tu pasiruošęs? Taip, drąsiai. Gerai, pirmas ir paprastas klausimas. Kiek tau metų ir nuo kada pradėjai kurti turinį? Man yra 23 ir į savo YouTube kanalą pradėjau kelti nuo 12 metų. Nuo 12 metų? Taip. Jaunėlis buvai? Taip, prieš kiek čia 11 metų praėjo. Geras. Bet tavęs kažkaip niekaip neįmanoma rasti Facebook'e. Kodėl taip yra? Tu nenaudoji, o papasakok truputėlį. Matai, Facebookas yra platforma, kuri man asmeniškai tiesiog nėra mano platforma, tai tiesiog man nepatinka. Aš esu YouTube žmogus, na galbūt dar Instagramo, bet Facebookas aš jo niekada naudojau, nebent fanų puslapius. Ta turiu, bet irgi apleistas. Tu man būtent, Edvis su Facebooku nesisieja, bet siejasi su YouTube'u, ką pats ir įvardinė, ar ne? Taip. Ir žiūrėk, knaisiojomės po tavo YouTube'ą, 1000 video, scrollinom į apačią ir pirmasis viešai prieinamas tavo video yra apie Bikini Bottom mapą, kuris yra kurtas Minecraft'e. Tai tu kempiniuko fanas? Gal dabar jau nebe toks, koks buvau, kai man buvo 12, bet kažkada žiūrėdavau po mokyklos grįžti, įsijungiu kempiniukus, Simpsonus ir kitus filmukus ir būdavo baisiai gerai. Tada pasileidau Minecraft'ą ir sandbox'o žaidimas, gali daryti ką nori ir aš norėjau atkurti Bikini Bottomą ir atkūriau ir pasidalinau internete su žmonėm. Edvi, aš manau, kad šitas video galimai nėra tau pirmasis video, kuris buvo įkeltas į YouTube'ą. Yra ir tikrai kitų dar, tai gal gali prisiminti, koks buvo tau pirmasis video? Mano pirmasis video, kuris buvo įkeltas, man rodos, dar 2010 metais, tai buvo vlogas, kai mes su draugais už mano namo galiniam kieme žaidėm Call of Duty ir tiesiog su pagaliais gaudėm vieni kitus, tai šaudėme su pagaliukais ir tiesiog žaidėm gaudynės, kaip supratau, ir tai buvo teoriškai mano pirmas vlogas, kuris surinko apie 30 000 dislaikų. Ok, o tai dabar kiek tau reikėtų sumokėti, kad tu tokį dislaikintą video įkeltum dabar? Aš įkelčiau nemokamai, nes jisai dėja yra labai senai ištrintas visam ir aš pats žiauriai noriu pažiūrėti ir aš sumokėčiau pinigus, kad jį pažiūrėt. Gerai, o dabar pakalbėkime apie kitą tavo video, kuriame tu su virtualiu sintezatoriumi groji Titaniko melodiją. Tai koks čia formatas, kas tai yra, kaip čia suprasti, gal gali papasakoti truputėlį? Matai, aš mėgdavau pianinus vaikystėje ypač ir buvo toksai virtualus pianino puslapis ir aš jį atradau ir man daėjo, kad galima su klaviatūra groti ir nereikėjo tikro pianino norint groti, nes tokio neturėjau ir patiko, nufilmavau, pasidalinau. Ir... Supratau, o kodėl dabar nekuri tokio formato? Išaugau galbūt, atsibodo, nebe mano tiesiog stilius galbūt, bet vis dar moku, man rodos, gal. Ok, gerai, tai žiūrėk, ta tema, mes tau turim užduoti. Imk šitą mano nuostabų sintezatorių ir gal prisiminsi, kaip grojasi ta melodija Titaniko? Titaniko, žinok, Titaniko nebaisiai, bet čia yra Bethoveno furalys, čia yra labai paprasta, bet aš žinok, 10 metų negroju. Ok, gerai, nesikankink, ačiū labai. Žiūrėk, dabar kalbam toliau. Kelis pirmus metus pagrindinė tavo kuriamo turinio tema buvo Minecraft išlikimas. Ar gali pasakyti, kas tai yra žmogui, kuris žaidė Minecraftą, bet tik tai nedaug, kelis kartus? Realiai, žinok, tiek ir užtenka, kas tai yra tiesiog namo statymas, maisto gavimas, kasinėjimas ir nakties išgyvenimas. Realiai tiek ir yra. Tiek ir užtenka? Taip, drąsiai. Gerai.
O kas tavo kanale įvyko 2016 metų, spalio 27 dieną? Neįsivaizduoju. Tikrai? Yep. Taigi tą dieną tu pirmą kartą pasirodai pats per video, tik tai su kauke. Ir visas video buvo tavo kambarį. Atsimink šitą datą. Gal kada nors pravers. Pasistengsiu. O dabar klausimas toks, ar aš galėčiau pamatyti tavo kambarį? Drąsiai, su sąlyga, jeigu aš galiu vairuoti. Vairuot mano šitą žvėrį? Taip. Na gerai, gerai, važiuojam. Gerai, aš truputėlį pasėtinsiu kamerą, kad būtų panašus vaizdas kaip ir pas tave ankstesniuose video. Gerai, nu kažkas panašaus gaus, gal ne taip, bet pataikau. Tai klausimas toksai, pirmajame video, kuriame parodai save, tu buvai su kauke. Kodėl nenorėjai rodyti veidą? Nes norėjau išlaikyti anonimiškumą ir nenorėjau, kad mane mokyklai ypač atpažintų ir pradėtų sekiot pagrindė. Ai, okei, bet buvo fanų vis tiek, kurie kažkokiu būdu tave atpažindavo. Buvo draugai, kurie žinojo, kad YouTube'ino ir pasakė kitiem, jie pasakė dar kitiem ir tiesiog kažkaip išplito ir žinojo ir kai kurie tiesiog galbūt iš balso atskyrė, bet realiai tokių žmonių nebuvo labai daug. Okei, o tu pirmą kartą savo veidą parodėjai, kai surinkai 40 000 subscriberių. Tai sakyk, ar tu jau tuo metu žinojai, kad YouTube'as bus tavo profesija? Tuo metu aš jau laikiau tai profesiją, bet aš galvojau, kad tiesiog nueisiu į kitą lygį paprasčiausiai ir man rodos taip ir gavos. Plius minus. Okei. Ir kai parodėjai savo veidą, atsirado pas tave daugiau rubrikų. Tai pavyzdžiui, vlogai. Tai papasakok truputėlį apie tos vlogus ir kaip reaguodavo draugai, kuriuos tu filmuodavai. Matai, aš esu filmavęs vlogus, bet nežinau, ar tai galima juos taip pavadinti, kur aš savo veidą nerodžiau, bet vis vien keliavau visur, filmavau viską, tai tie draugai dažnai dalyvavo tose vloguose, tie jau buvo įpratę, bet kai aš juos jau kamerą atsukau kartu su savim, tai šiek tiek buvo tokie, gal ne, bet šiaip viskas gerai buvo. Ok, o vėlesniais savo karjeros metais pradėjai daugiau žaisti skirtingų žaidimų. Vienas jų buvo House Flipperis. Tai kaip manai, kodėl šitie video buvo tokie populiarūs? Tikriausiai dėl to, kad pirmiausia buvo man labai smagu žaisti ir buvo labai ramus žaidimas ir tai buvo tiesiog žiauriai faina žiūrėti. Tiesiog labai ramu ir taip atpalaiduojančiai buvo tiesiog. Tiek man, tiek žiūrovui greičiausiai. Tai be House Flipperio tu išbandėjai dar ir daugybę kitų simuliatorių. Taip. Tai kuris labiausiai patiko ir dar noriu paklausti, kokį, pavadinkim, darbą tu norėtum išmėginti ir realiame gyvenime? Žinai, kad toli ir nenuklysiu, imkim House Flipperį. Būtų visai faina sugebėti susitvarkyti savo paties namą, kad ir šitą kambarį būtų irgi labai faina sugebėti pilnai savo išsigriauti, kaip aš noriu, ir atstatyti. O dabar keliaujame į 2020 metus. Gruodžio mėnesį tu įkėlei video, kuriame žaidi Cyberpunk žaidimą. Daugelis žaidimų fanų nusivylė šito žaidimu, o kaip tau pačiam? Realiai tuo metu irgi nusivyliau. Buvo labai daug bugų ir nei man nebuvo itin įdomus mano expectationas, aš nežinau kaip pasakyti lietuviškai, bet buvo tiesiog gerokai aukštesnis negu tai, ką žaidžiau. Nu, dabar pasakyk, kuris ilgai lauktas žaidimas tave labiausiai nuvylė ir kuris labiausiai pateisino tavo visus lūkesčius? Ką tik kalbėjome apie Cyberpunk ir man jis dabar galvoje įstrigęs, tai labiausiai nuvylė Cyberpunkas tikriausiai, bet labiausiai pateisino lūkesčius, tai tikriausiai buvo GTA 5 ir jisai man rodos išėjo 2013 metais ir aš vis dar atsimenu, ką aš veikiau tuo metu ir tas žaidimas ne tik, kad pateisino lūkesčius, jis juos viršijo ir iki šios dienos tas žaidimas man kuo puikiausiai išsilaiko. Man atrodo, kad 2021 metais dalį savo video, kaip pavyzdžiui įrangos apžvalgas, tu filmavai ne namie, o studijoje. Tai buvo iš tiesų namie, šitas kambarys buvo pusiau studija, bet dabar turiu tikrą studiją. Ai, bet ta studija yra, viskas ok. Tai padarom taip, gal pakeičiam aplinką ir varom į tą studiją? Varom. Žiūrint tavo vėlesnius video, pavyzdžiui, iš 2022 metų, man rodos, kad dirbi ne vienas. Tai sakyk, kaip tu viską suspėjai ir gal turi kažkokių pagalbininkų?
Turiu žmonių, kurie man padeda redaguoti, editoriai kitaip tariant, tačiau jie redaguoja lėčiau negu aš. Tai bet kuriuo atveju aš didžiąją dalį savo videos pats redaguoju, bet taip, jie padeda. Okay. O dabar taip, kaip atrodo tavo eilinė, tipinė darbo diena? Papasako. Darbo diena. Atsikelt, išsivalyti dantis, važiuoti į studiją, redaguoti arba filmuoti, grįžti namo, išsivalyti dantis, miegoti. Okay. Labai trumpai ir aiškiai. Yep. Okay. Ir dabar aš tau turiu pabaigai paruošęs kelis tokius random klausimus. Tai pirmas maždaug būtų toks. 100 000 subscriberių. Kai pasiekiai, ta proga tu nusidepiliavai kojas. Kodėl? Kas tai buvo? Ar skaudėjo? Papasakok apie šitą visą dalyką. Tai buvo mano sesės idėja ir jinai šito norėjo jau nuo tada, kada pasiekiau 50 000 prenumeratorių, bet išsilaikiau iki 100 ir pagaliau sutikau ir jinai man gavo nudepiliuoti kojas ir man tai žiauriai nepatiko, tai skaudėjo, tai niežtėjo ir buvo blogiausia po savaitės, bet, nekartočiau. Ok, gerai. Kitas klausimas. Kur yra tavo kepurė? Kur daug metų dėvėjai? Taip. Mano kepurė, mano sena kepurė. Žinok, jeigu paieškočiau, raščiau, man atrodo, matau. Jo, ok. Jo. Ar apie šitą kalbė? Ar šitą kepurė? Šitą kepurė. Jinai vis dar tokia pati nešvari, kaip buvo tą dieną, kada ją nusiėmiau. Geras. O istorijų kokiu nors turi su tą kepurę, ar čia tiesiog tavo toks įvaizdžio detalė? Čia, man rodos, buvo tiesiog, kad prilaikyti plaukus. Ta prasme, nežinai, tingėdavau susišukuoti ir tiesiog prispaudį ir prilaikau. Ok, dar. Mačiau thumbnailus, kur esi su barzda. Ta barzda prifotoshopinta, man atrodo, bet tau labai gerai tinka. Tai ar pats negalvoja, kad nors užsiaugint barzdą? Man barzda dėja taip neauga, kaip tuose thumbnailuose ir tokios, žinok, niekada neturėčiau, net jeigu labai norėčiau, bet gal ne dabar. Jeigu pradėsiu augti, gal. Ok, tai prifotoshopinta, tik viskas gerai. Gerai, ir dabar, žinok, pabaigai paskutinis pats rimčiausias klausimas tau. Koks yra tavo mėgstamiausias žaidimas? Visų laikų? Visų laikų, kiek čia žemė vaikštai. Tai yra labai sudėtingas klausimas. Čia kaip klaust mamos, kuris jos vaikas yra mėgstamiausias, bet jeigu gaučiau pasirinkti taip dabar, sakyčiau, galbūt The Last of Us pirma dalis. Didžiausią įspūdį bent jau man paliko ant PlayStation 3 originalį, kai žaidžiau. Minecraftas galbūt yra tarp to irgi, GTA 5, nežinau. Sakyčiau The Last of Us. Ok, tai va, tai tiek, ačiū tau. Ačiū, Edvi, kad įsileidai į studiją, į namus, buvo puiku pabūti Kaune. Tai manau, mes dar sutiksim kažkada, tikrai pasilabinsim, tai tau geros kūrybos, gerų darbų, gerų naujų video ir laimingai. Gerai, viso.